Nežinau. Taigi, atsistokit į liniją gražiai, veidu, va. Ir močiutė. Tai močiutė su manim gali būti. Tai tavo na. Jinai prieskrydus, jo. O buvo taip, kad kadaise du broliai grafai Mongolfijoje kūreno laužą ir pamatė, kad marškiniai džiovinami virš laužo kyla į viršų. Nusprendė jie padaryti didelius marškinius, pripūsti ant dūmų ir galvojo, kad tai bus galima pakilti į dangų. Padarė didelius marškinius, tada norėjo nustatyti, kokios rūšies dūmai čia geriausiai kelia. Turbūt sako, kuo tirštesni. Tai degino visokį mėšlą, skudurus, ten viską, kad tik būtų kuo tirštesni dūmai. Kol galų gale suprato, kad į viršų tiesiog kelia karštas oras. Tada, kai išradimas buvo patvirtintas, surado broliai Mongolfijoje 3 savanorius, Antį, Gaidį ir Avį, susodino jos į krepšį, pripuškavo kupolą karšto oro ir paleido gyvūnėlius skristi. Tiegi labai protingi nebuvo, tai už kelių kilometrų kupolas tvės ir jie tiesiog nusileido. Žinoma, po to buvo apžiūrėta, kas kam atsitiko ir nustatyta, kad niekam nieko baisaus, tik tai Gaidžiui sulūžęs sparnas. Po ilgo tyrimo nustatyta, kad Gaidys nebuvo instruktuotas, kaip elgtis nusileidimo metu, palindo Aviai po kojom ir avis, ne iš piktos valios, tiesiog gindama savo moterišką garbę ir orumą, užmynė Gaidžiui ant sparno, taip jį sulaužė. Kad taip neatsitiktų, mes visus instruktuojam, kad nebūtų taip tokių istorijų kaip su Gaidžiu ir avim. Džiaugiuosi, kad jūs visi saugiai ir gražiai čia ant žemės. Tada, kai jau buvo išbandyta viskas su gyvūnais, reikėjo ir žmogui skristi. Be jokios abejonės broliai Mongolfijoje norėjo patys, bet tėvas jiems uždraudė tai daryti. O senų senoviai vaikai dar klausė savo tėvų. Ir štai tokiu būdu tėvas pasiūlė, sako, paskraidinkim kokį kalinį nuteistą iki gyvos galvos, tai jeigu jau kas atsitiks, tai bus nedidelis praradimas. Bet broliai Mongolfijoje tam griežtai paprieštaravo, sako, mes aristokratai, turim rasti aristokratą drąsų, kurisgi skristų pirmą kartą oro balionu. Ir surado. Tai buvo netgi 2, Pilatras de Rozier ir Markizas Darlandas. Ir skrido jie į pirmą kartą oro balionu 1783 metais. Prieš 231 beveik metus. Šiandien į orą pirmą kartą kilot jūs, su kuo jūs ir sveikinu. Bet kadangi oro balionas, kaip jau nustatėm, yra aristokratiška transporto priemonė, privalom jūs visus paversti aristokratais, jeigu tokie dar nesat. Paversimės jūs naudodami 3 pagrindinius elementus. Pirmas yra ugnis. Matėt, kam jinai reikalinga. Antras elementas yra putojantis vynas, šampanas. Atspėkit, kaip jisai atsirado oreivystėje. Oreivystėje. O žinokit, va taip atsitiko, kad kai pirmieji pilotai nusileido, vietiniai valstiečiai tokie draugiški nebuvo, kaip mūsų teta Ona. Tai va, jie subėgo su dalgėm, su šakėm ir suplėšė balioną į skutelius, nes, žinot, trūkstantis daiktas atskrenda, tai vis tiek kažkaip nesupranta, kas ten yra. Iš dangaus, Jie kūrena taigi šiaudus. Galvoja, čia turbūt kokios tai piktos dvasios aprūkusios atlėkė. Bet Pilatras de Rozier ir Markizas Darlandas buvo pasiėmę butelį šampano pirmam skrydžio atšvest. Jį ištraukė, parodė, o vis tiek, jeigu pas tetą Oną ateinam su šampanu, tai vis tiek kita šneka. Nu, tai. Nu, va. Tai ir vidų įvadėlnus, tai. O, sakau, čia visada, jeigu tik su šampanu pa žmogų ateini, iš karto kita šneka. Taip, tad gali jindą pastatyti kokį butelį. Mes, sako, žmonės kaip ir jūs, tai palikit mus gyvus. Dėl to Pilatras de Rozier ir Markizas Darlandas liko gyvi ir nuo to laiko kiekvienas save gerbiantis pilotas vežiojasi bent butelį šampano su savimi. Na, o trečias elementas, kurio jūs krikštysim, bus žemė, į kurią, sutikit, koks bebūtų gražus skrydis, vis tiek nori saugiai ir gražiai sugrįžti. Teisybė? Taip. Tai štai, mielieji, pradėsim nuo šitos pusės mes krikšto procedūrą. Tetos Onos, kadangi dar neskrido, tai nekrikštysim, mes jūs tik tai šampanu pavaišinsim. Aha, atsisukit. Taip, pasilenkim truputėlį, mes esam baigę specialius kirpimo kursus, žinokit. O, bitė, nu. Žinokit, bityną irgi praskrido. Tai taip, prašau, jau galit pasikeisti. Anas irgi pasilenkim, va, puikiai. Visko čia užtenka, pasilenkit truputėlį, va, irgi čia kur nors pačią geriausią srovę. Daugiausiai yra kur dėti. O, kaip gerai.
Ačiū. Nu, Svetlana dabar brangioji. Tik grifka, ne? Vlypla. Nenori degti? Per daug lako. Chemija. Gerai, kuo daugiau chemijos, tuo geriau dega. Kur tas? Jo. Mes gerai, puikiai. Sako, šampanas gerai, žemė gerai, kai sumaišai. Tai va, bet žinokit, aš turiu jūs paženklinti šitą žemelę ir prisakyti jums vieną tokią šventą oreivystės tiesą, kurią turėtumėte atsiminti, pakartot paskui mane ir niekada neužmiršti. Kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Čia pakartokit, kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Prašysiu jūsų iš to žemės nevalyti 2 savaitės, nes po 2 savaičių jinai nubyra, nelieka nė ženklo, jeigu nuvalysit anksčiau, reikės vėl skristi. Kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Kuo didesnis laukas, tuo minkštesnis nusileidimas. Aš nusivalau iš karto skrendam. Lekiam. Be dujų, bet ne. Ačiū. Sveikinam. Dėkui. Dėkui. Ir dar viena grafienė Nijolė. Ačiū nameis. Sveikinam. Ačiū. Tuomet Rimantas grafas. Sveikinam. Grafas Algimantas. Aš tegu būsiu. Ai, nes. Aš. Čia. Gerai. 2 Algimantai. Ir 2 grafai. Kitas Algimantas. Sveikinam. Ir grafas Romanas. Ačiū.